pranešėjo eiliškumo ir dabar prašytume Redą Rekašienę pristatyti savo prezentaciją valstybės tarnybos skaičiais. Jinai buvo numatyta 11:40, tai mes nukėlėme į pačią pradžią, jeigu jūs nieko prieš. O toliau sekantis pranešėjai pristatinės savo mintis tą pačią tvarką, kaip ir yra programoje. Taip, tai laba diena, gerbiami kolegos ir susirinkusiai. Mano pranešimas yra apie valstybės tarnybą skaičiais. Valstybės tarnybos departamente dirbu jau ganėtinai ilgą laiką ir tas skaičių stebėjimas yra labai glaudžiai susijęs su mano tiesioginiu darbu. Tai kadangi planuojant ir projektuojant pokyčius ir reformas yra svarbu žinoti ir remtis duomenimis ir informacija apie tą sritį, kurioje tie pokyčiai yra numatomi. Todėl savo pranešime trumpai apžvelgsiu bendrus statistinius duomenys apie žmogiškuosius išteklius valstybės tarnyboje. Tai yra apie valstybės tarnybos struktūrą, apie jos dydį, tarnautojų skaičių, pasiskirstimą pagal tam tikrus kriterijus. Daugelis duomenų, kuriuos pateiksiu, yra iš valstybės tarnautojo registro, o duomenys tarnautojų registrui, kaip žinote, teikia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tai daugelis čia susirinkusių žino, kad tą daro. Tai visų pirmiausia, kai pradedam kalbą apie valstybės tarnautojus ir jų skaičių, svarbu suprasti, kokią dalį užimtų darbo rinkos ir užimtų darbuotojų sudaro būtent valstybės tarnautojai. Tai kaip žinome, Lietuvoje yra beveik 3 milijonai gyventojų, o asmenų turinčių valstybės tarnautojo statusą, užimančių valstybės tarnautojų pareigas yra virš 52 000. Tai čia yra kartu tiek statutiniai tarnautojai, tiek ir nestatutiniai tarnautojai. Ir jeigu kalbėt procentais, tai valstybės tarnautojai sudaro apie 4% visų Lietuvos užimtųjų. Jeigu kalbėt apie valstybinį sektorių, tai yra 14% visame valstybinėme sektoriuje dirbančių asmenų. Valstybės tarnautojai dirba valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kurios vykdo viešai administravimą. Vėliau pamatysim tų įstaigų suskirstimą pagal tam tikrą grupavimą. Ir personalas tose įstaigose jisai nėra vienalytis. Mes išskiriame tokias 4 pagrindinės grupės, kurios skiriasi tiek skiriasi jų reglamentavimas, tai yra tarnautojams taikomas valstybės tarnybos įstatymas, statutiniams taikomi statutai, darbuotojams pagal darbo sutartis, kurie irgi dirba valstybės ir savivaldybių įstaigose, taikomas darbo kodeksas. Taip pat yra atskira grupė, tai yra politikai ir pareigūnai, kurie dažniausiai būna įstaigų vadovais. Kaip matom, nestatutinių valstybės tarnautojų 2013 metais buvo daugiau kaip 29 000, tai jeigu konkrečiai, tai 29 696. Šie duomenys apie statutinius tarnautojus irgi, kaip matot, neapima visų statutinių, nes tai yra tam tikra dalis, kitų duomenų mes neturime. Valstybės tarnybos įstatymas valstybės tarnautojų pareigybės skirsto į 4 grupės. Atsižvelgiant į tą skirstimą, mes matom, kad didžiausią valstybės tarnybos dalį sudaro karjeros valstybės tarnautojai, tai čia žalia dalis, tai yra 54%, statutiniai valstybės tarnautojai sudaro beveik 4%, įstaigų vadovai yra jų nedaug palyginus, tai yra 0,6% ir politinio asmeninio pasitikėjimo 1,7%. Daugiausia 63% politinio asmeninio pasitikėjimo tarnautojų pareigas eina Seime. Dar 20% yra savivaldybių institucijose ir įstaigose. Toliau kalbėsiu apie nestatutinius valstybės tarnautojus, kadangi duomenų apie statutinius mes tokių neturime.
Tai čia yra bendri duomenys, kaip atrodo mūsų valstybės tarnyba. Kaip matom, moterų yra didžioji dauguma, tai yra valstybės tarnyba yra patrauklesnė moterim. Ir šis skaičius kasmet kinta tą kryptimi, kad moterų skaičius didėja ir vyrų skaičius mažėja. Valstybės tarnautojų amžius, taip pat matote, kad daugiausia yra nuo 31 iki 50 metų ir gana didelė dalis, daugiau nei trečdalis tarnautojų yra nuo 51 iki 65 metų. Taigi valstybės tarnyba irgi kasmet senėja, lygiai taip pat kaip ir Lietuvos visa visuomenė. Bendras vidutinis valstybės tarnautojų amžius yra beveik 45 metai. O išsilavinimas, tai absoliuti dauguma turi aukštąjį išsilavinimą. 90% yra aukštasis universitetinis ir beveik 9% aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas. Atskirai išskyrėme duomenis apie įstaigų vadovus, kadangi ir pokyčiuose planuojame šią grupę išskirti. Tai, kaip matome, įstaigų vadovo atveju situacija yra kitokia. Čia vyrai vis tik tai sudaro didžiąją dalį, tai beveik 65% vadovų yra vyrai. Moteris sudaro tik tai 35,2%. Ir amžiumi taip pat įstaigų vadovai yra vyresni negu vidutiniškai visi tarnautojai. Tai vidutinis įstaigos vadovo amžius yra 51,5 metų. Atskirai išskyrėme ir įstaigų vadovus pagal pareigybės kategorijas. Žinote, kad valstybės tarnyboje yra 20 kategorijų, kur pirma yra žemiausia, 20 aukščiausia ir pagal valstybės tarnybos įstatymę numatytą diapazoną visą, kadangi yra 5 įstaigų grupės, pagal kurias vyksta apmokėjimas. Tai žemiausia galima įstaigos vadovo kategorija yra 13, aukščiausia galima yra 20. Taigi, kaip matome, visose tose kategorijose yra bent jau vienas valstybės tarnautojas, tai 13 kategorijai taip pat turime įstaigos vadovą. Daugiausia vadovų, beveik 50% yra 17-18 kategorijos. Aišku, išsilavinimas vadovų taip pat yra aukštasis universitetinis dažniausiai. Šiek tiek apie valstybės tarnautojų pasiskirstimą pagal įstaigų grupės, pagal įstaigas, kuriuose jie eina pareigas. Čia yra išskirtos įstaigų grupės, kuriuose valstybės tarnautojai dirba. Mes suskaičiavome 580 įstaigų, kuriuose pareigas ėjo valstybės tarnautojai ir tai yra jos suskirstytos į grupės. Tai daugiausia valstybės tarnautojų eina pareigas savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat įstaigose pavaldžiose socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, tai yra ir Sodra, yra ir darbo birža, bei įstaigose pavaldžiose finansų ministerijoje, tai yra mokesčių inspekcija. Aišku, sudaro labai didelę dalį, bei ministerijos. Tai šiuose 4 įstaigų grupėse dirbantys tarnautojai sudaro daugiau nei pusę visų valstybės tarnautojų. Tai yra iš tikrųjų labai, svarbi grupė ir juose dirba daugiausia žmonių. Įstaigos taip pat mes skirstome ir pagal juose dirbančių tarnautojų skaičių. Tai kaip matom, įstaigų yra labai daug tokių, kuriuose yra iki 5 valstybės tarnautojų, bet kaip jau minėjau pradžioje, tai nereiškia, kad tai yra įstaiga iš 5 žmonių. Toje įstaigoje gali dirbti dar gana didelis skaičius darbuotojų pagal darbo sutartį arba statutinių valstybės tarnautojų. Tačiau bet kuriuo atveju įstaigų iki 50, kuriuose yra iki 50 valstybės tarnautojų, nes, kaip minėjau, teisinis reglamentavimas ir teisės aktai, kurie reglamentuoja procedūras, kurios vyksta žmogiškųjų išteklių valdyme su šiuo personalu, yra skirtingos. Tai įstaigų, kuriuose yra iki 50 valstybės tarnautojų, tos įstaigos sudaro didžiąją dalį, 70% visų įstaigų. Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad įstaigose, kuriuose yra 5 tarnautojai, kad jos atrankas į valstybės tarnybą tikrai
dažniausiai vykdo ne kas metai ir tai yra retas dalykas ir akivaizdu, kad jos susiduria ir su kitomis problemomis, kaip pavyzdžiui tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarimas, kur komisija turi būti sudaryta iš 5 valstybės tarnautojų. Tai jeigu įstaigoje yra 5 valstybės tarnautojai, iš kurių sudaryta ta vertinimo komisija, tai ta pati komisija vertina tos pačius tarnautojus. Tai tų problemų mažesnėse įstaigose tikrai yra, bet kaip matom, tendencija yra ta, kad įstaigų pačių mažiausių jų sumažėjo. Šioje skaidrėje mes matom pasiskirstimą valstybės tarnautojų pagal kategorijas ir pagal pareigybių grupės. Kadangi vienas iš pokyčių ir siūlymų, kuris yra numatomas, tai yra tarnautojų skirstyti būtent didelį dėmesį kreipti į pareigybių grupės, atsisakant kategorijų. Šiuo metu daugiausiai yra tarnautojų 12 kategorijos ir 9 kategorijos. Tačiau tai toli gražu nespindi, kad toje kategorijoje esantis valstybės tarnautojas, tą kategoriją turintis, jie yra vienodi, nes toje pačioje kategorijoje, toje pačioje įstaigoje gali būti tiek padalinio vadovas, tiek ir vyriausias specialistas, kuriems reikėtų ir skirtingų kompetencijų ir kurie vykdo ir skirtingas funkcijas. Taigi mūsų siūlymas yra pereiti prie pareigybių grupių, kur kiekvienai pareigybių grupiai, kaip matom, pareigybių grupės čia yra pavaizduotos tos, kurios šiuo metu yra, įstaigų vadovai, skyrių vedėjai, poskyrių vadovai, specialistų kelios grupės, kur būtų kiekvienai grupiai nustatyti tam tikri vieningi reikalavimai, standartizuoti ir pagal tai būtų galima tiek juos atrinkti, tiek juos ir valdyti. Kaip matom, pati didžiausia pareigybių grupė, tai yra vyriausiai specialistai, jie sudaro beveik pusę visų valstybės tarnautojų. Vidinių departamentų direktorių ir vidinių departamentų direktorių pavaduotojų grupė yra gana nedidelė, nes iš esmės šioje grupėje esantis tarnautojai yra tik tai 1., 2 įstaigų apmokėjimo grupėse. Jeigu dar kalbant apie pareigybių kategorijas, tai galima pastebėti, kad pastaraisiais metais auga aukštesnėse kategorijose esančių tarnautojų skaičius, tai yra nuo 11 iki 20 kategorijos, o 1-10 kategorijos valstybės tarnautojų skaičius mažėja. Darbo užmokesčio tam tikri duomenys, tai kadangi bus kalbama ir apie darbo užmokesčio siūlomas reformas, tai kaip matom, įstaigų vadovai dažnai, kadangi jie yra nuo 13 kategorijos iki 20, nėra ta grupė, kuri šiuo metu uždirba daugiausiai. Kaip minėjau, kadangi vidinių departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai yra 1., 2 apmokėjimo grupiai, tai jų darbo užmokestis ryškiai išsiskiria iš kitų. Ir valstybės tarnautojų stažas, tai turbūt būtų aktualu ir čia dalyvaujantiems studentams. Kaip matom, valstybės tarnyboje yra daugiau nei 4000 tarnautojų, kurie turi iki 3 metų stažą. Ir dvigubai daugiau tarnautojų, kurie turi 18 ir daugiau metų stažą. Tai kaip jau ir minėjau, valstybės tarnyba senėja, tarnautojų amžius auga. Tačiau, kaip ir paminės Rasa savo pristatymę, rezervų turime. Pretendentai ateinantis į valstybės tarnybą tikrai yra daug jaunesni. Tai tiek, ačiū. Ačiū vedėjai, Rasai Iredai Rekašienė. Gal klausimą kokį turėtumėte? Nors skaičiai iš tikrųjų toks dalykas, su jais ginčyti sunku. Reikia ten, ką nors. Be to mes turėsime po to dar galimybę, liks laiko diskusijom, tai galima bus užduoti klausimus tada bent kuriam iš pranešėjų.